Sveiki, mano mėly vandenį. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Pradėsim nuo simbolių. Tokie iškrito simboliai gan magiški, tokios vaikystės magijos kupini. Sakyčiau, gali būti dėmesio skirsite vaikams ir tą magiją galbūt kursite būtent savo vaikučiams ar anūkams. Ar, nežinau, krikšto vaikams, ar vaikams apskritai. Toks pasakiškas laikas turbūt, arba tiesiog pasakiškas laikas. Toks svajonių pildymas, švelnus, toks geras, tokios šviesios energijos kupinas laikas. Šventiškas gal netgi sakyčiau. Šią savaitę būsite taiklus, gerai viską spręsite, išvalgus būsite. Va. Gali būti kažkoks užsisenėjęs klausimas išsinarplios. Va. Bet sakau, tokia šviesi ir šventiška energija gan šią savaitę. Na, pasižiūrėkim, ką kortos turi pasakyti. Kas laukia vandenių šią savaitę? Kas laukia vandenių, ką reikia žinoti vandeniui. Iškrito. Gerai. Ką reikia vandeniui žinoti, 3 kortas. 3 kortas ir gavau. Gerai, pasižiūrėsim. Lošėjas, kažkokia rizika. Karalius, kontrolė ir susigrąžinimas sėkmės. Kapitonas, imamės komandos veiksmų ir komandinis darbas. Ir žudikas. Tokios įdomios kortos. Toks, kaip čia, net nežinau kaip pasakyti, žiaurumas truputį kažkoks. Tokia švelnės kortos, šitas simboliai tokie švelnus, gražus, o čia tokie karalius ir žudikas ir lošėjas, tokie, nežinau, kažkaip labai nesisieja man. Bet gal susiesim, toj pažiūrėsim. Gali būti, kad teks kažkokią truputį paleisti kontrolę kažkam. Galbūt jums teks imtis veiksmų, ta prasme, kad suimti į savo rankas situaciją kažkokią ir norėsis kontroliuoti tą situaciją, bet gali būti, kad tiesiog neįmanoma bus tos situacijos kontroliuoti ir truputį teks atleisti vadžias. Sako kortos, nesielkite labai užsispyrusiai. Va, nebūkite žiaurūs. Va, imdamiesi tos tvarkos apsiimti. Va, čia karalius ir tas kapitonas, tai tokios valdančios figūros, ane? Tai gali būti, kad su ta valdžia ateina ir toks grubumas ar žiaurumas netgi. Tai sako, būkite švelnesni, nes ir mūsų simbolis tokios švelnios energijos buvo. Ir nebijokite suklysti, nebijokite šiek tiek tos kontrolės paleisti. Va. Parizikuokite. Va. Aha. Bet apskritai šią savaitę toks kontrolės jausmas bus. Galbūt komandai vadovauti teks. Arba jūsų komanda gali jūsų šeima būti, kažkokie šeimos reikalai tvarkyti teks. Tai va. Ir nors ir gal norėsis tos grynos teisybės, tokios, man šita korta primena tie žibintai, būtent šitos kaladės taro teisingumo kortą. Tai turbūt
turbūt ir norėsis to teisingumo, tos lygybės ir ją pasiekti gali tekti imtis tokių drastiškų priemonių. Tai Kortos sako, truputį sušvelnėkite ir nebijokite tos lygsvaros siekdami biški švelnesniu tapti. Va. Gerai, pasižiūrėkim, ką Kortos pasakys. 2 kardų iškrito. Vėl apie riziką kalba. Apie riziką kalba eina. Truputį tarsi užrištom akim šaunate, ne, į taikinį. Ir ta strėlė nukrypusi neteisingai. Tai sakau, nebijokite surizikuoti šią savaitę. Va. Gali būti, kad kažkokių veiksmų teks imtis, kur teks truputį balansą, va, tarp, kaip karalius taurių, tarp galvos ir širdies balansą atkurti. Galbūt norėsis imtis griežtų veiksmų ir reikės truputį nuoširdžiau, nuolankiau pasižiūrėti į situaciją. Ir su tuo nuolankumu jūs tarsi pažeidžiamas tampate, paleidžiate kontrolę, va, tarsi užmerktom akim į reikalą kažkokį nerėti. Pasižiūrėkim dar daugiau, kas čia per riziką. Ką apie riziką reikia žinoti. Tokios rimtos kortos, griežtas jums kyla. Tai simboliai buvo drugelį ir gėlytės, dabar kortos tokios griežtos. Ką reikia žinoti dar? 9 lazdų. Aha. Galite jaustis pavargę ir streso kupini. Turbūt šita situacija bus stresinga kažkokia. Stresas, nuovargis. Tai iš esmės, sako, šita korta, brėžkite sveikas ribas, va, kaip su tom lazdom atsitvėrė sieną. Neprisileiskite visų žmonių, kurie jums stresą kelia, truputį, būtent turbūt ir griežtumo to ir prireiks, būtent ribas statant. Va, bet neatmeskite visai visų žmonių, išlaikykite balansą. Tai va, tai gali būti toks tarsi iššūkis, vienas dalykas išbalansuoti tarp galvos ir širdies, tarp jausmų ir noro būti geram ir visiems teisingam, ir tokių griežtų veiksmų, kurie racionaliai jums atrodytų teisingi, bet kažkas gali truputį nuskriaustas pasijausti. Tai tas gali kelti jums streso. Va. Bet visiškai atsiriboti nuo tos situacijos kaip ir neišeina. Ar atsitverti tvorom, užsirišti akim, akis neišeina tą padaryti, reikia balanso ieškoti. Gerai, pasižiūrėkim, kaip tą balansą atrasti. Kaip tą balansą rizikos ir naudos atrasti. Fortūnos ratas. Sėkmė ir geras laikas ištaikyti, kaip sako, timing, toksai teisingas laikas. Tai viską savo laiku, savo vietoj nuspręsite teisingai. Fortūnos ratas sukosi, sėkmės čia simbolis šioje kaladėje. Tai nesijaudinkite, atrasite tą balansą, ištaikysite gerą laiką pasakyti sunkius sprendimus ir pasakyti tuos švelnius žodžius. Galbūt sugebėsite griežtus sprendimus priimti švelniai. Va, tai toks... Bet būtent tas truputį
paleisti kontrolę iš rankų, reikės, kad tą švelnumą prieitumėt. Bet sėkmė jūsų pusėje. 23 gali simbolis, skaičius būti aktualus. 23 diena, ar 23 valanda, ar šiaip kažkuo tas skaičius ypatingas. 2 ir 3, 5, tai permainos. Grupuokite mintis, sako korta. Pilna galva minčių, grupuokite mintis ir rezonavimas, banginio daina. Dabar, kad tą balansą pasiektumėt, greičiausiai jums reikės truputį persigrupuoti. Tas mintis susigrupuoti, galbūt žmonės truputį kaip sakyt, surūšiuoti kabutėse savo mintise, su kuo reikia kalbėti griežčiau, kas gali priimti kritiką ir kam reikia, sakykime, švelnesnių žodžių, į tą sumuštinį padaryti geras, blogas, geras, tokį, tą sakykime, blogą žinią ar kažkokią kritiką. Va, tai būtent taip ir surezonuosite su žmonėm, surūšiavę viską. Va, tai ir savo mintis surūšiuokite ir sprendimus savo. Gerai, dar tas pilna galva minčių dar kartą rezonuoja su stresu, truputį daug galvojimo gali būti tokio šią savaitę. Va. Bet su tuo fortūnos ratu, kuris sako sėkmė ir mūsų simboliais, kuriuos kalbėjome iš pradžių, tai viskas į šviesią pusę įsispręs. Tiesiog gal savaitės pradžioj bus tokių sunkių sprendimų metas. Va. Ar nebūtinai sprendimų, gal tiesiog pokalbių kažkokių sudėtingesnių. Va. Gerai, pasižiūrėkim, ką dar reikia žinoti vandeniui apie šią savaitę ateinančią. Čia 2 kortų atsivertė. Gerai, maišom toliau. Čia per 2 kortų. Mintakan. Ilgėjimasis namų, priklausimas originalų šviesos darbuotojai. Tai nepamirškite savyje slypinčios šviesos, kurią jūs nešate šioje žemėje. Gali būti, kad jausite ilgesį kažkam, o gal esate ne namuose ir ieškote ir ilgitės namų. Šiaip apskritai šį kortą kalba apie priklausomą bendruomeniai, tai paieška žmonių, su kuriais rezonuojate, va, vėl ta rezonavimo tema iškyla. Tai, kaip čia pasakyti, visiems geras nebūsite, bet su tais žmonėms, su kuriais rezonuojate, kurie jums tarsi namai artimi, su tais žmonėm atkurkite ryšį, pastiprinkite jį. Va. Ir jausitės, kad priklausote kažkur kažkam. Va. Kaip ir sakiau, nepamirškite savo šviesos. Gerai, dar kartą pamaišau, pažiūrėsiu, ką dar žinoti reikia apie tą ilgesį namų. Tas namų ilgesys nebūtinai gali būti grinai namų ilgesys, tai gali būti tiesiog ilgesys kažko, ko nežinote, ko ilgitės. Gali būti ar tokių nostalgiškų minčių gali kilti, ar melancholiškų netgi. Kai ilgitės nežinote ko, kažkokių laikų kitų, ar kažkokių įvykių ilgitės, ar laukiate netgi, sakyčiau, tokia anticipacija truputį
laukimas, toks ilgesys. Va. Gali būti, kad nežinote, ko ilgitės. Va. Gerai, paimsim kitą kaladę. Pasižiūrėkim. Gali būti, kad laikas atostogas pasiimti. Turint omeny stresą, kurį matėm čia kortose. Vaivorykštė, malonus atsipalaidavimas, naujos pradžios ir naujas būdas į priekį. Naujas kelias į priekį. Ir gausus. Šitą kortą retai krenta. Dosniai duota, santykiai, viskas susitvarko arba susitinkate su kažkuo. Tai nesijaudinkit, šita situacija jums atneš dosnumą ir atsipalaidavimą. Tai ta šviesi, gera, pasakiška energija ateis vis tiek, apie kurią kalbėjome pradžioje. Tai tikrai greičiausiai savaitės tą nuotaiką ir apibūdins būtent ta šviesi nuotaika ir šventiška nuotaika. Čia dvi tokios kortos, ir vaivorykštės, ir gausa, ne? Vėl grįžtam prie tų pradinių žinučių. Va. Kai viskas susitvarko ir viskas įsipildo jūsų naudai. Va. Čia atsipūsite tuos sprendimus sunkius priėmę ir tarsi naują gyvenimo pradžią su nauju įkvėpimu eisite. Va. Tiesiog reikės turbūt lyderystės jums šią savaitę. Tokios iniciatyvos, sakyčiau. Ir labai gerus santykius sukursite su žmonėm. Būtent per savo gebėjimą prieiti prie žmonių. Kaip ir kalbėjom, jūs turbūt, kaip ir sakiau, sugrupuoti mintis ir sugrupuoti žmonės, kaip prie ko prieiti, taip suprasite. Va. Ir labai gerus santykius sukursite dėl to. Tai nebijokite sugadinti santykių, surizikuodami ten kažkokią kritiką pasakyti, viskas bus gerai. Jūs esate apsaugoti ir jūsų santykiai su žmonėm, su kuriais čia bendrausite ir sunkiom temam kažkokiom, jūs esate apsaugoti, jūsų santykiai yra apsaugoti. Va, apsauga iškrito. Tai va, nebijokit. Gerai, pažiūrėkim, ką mūsų protėviai turi patarti. Ką patarsime vandeniui šią savaitę? Ką patarsite šią savaitę vandeniui? O! 3 kortos. Aukite su savo esamą situaciją. Harmoniškas sprendimas yra įmanomas, na va. Ir strėlė apsupkite save globojančią, saugančią energiją. Na va, tai žinokite, kad jūs esate apsaugotas ir kaip sakė, truputį tas apsaugančią energiją apsupti dar kartą apie ribas kalba, kur mūsų 9 lazdų sakė, tą visą savo stresą suvaldysite, ribas nusibrėžę. Va, tai apsupsite save saugančią energiją, saugokit savo energiją, savo santykius ir harmoniškai išspręsite viską. Va, tai nebus, kaip ir sakiau, jūs esate apsaugotas, jūsų santykiai apsaugoti ir viskas gerai bus, baigsis. Ir jūs toje situacijoje paauksite. Va, paauksite kaip žmogus, kaip asmenybė. Va, gerai jausitės. Pasiglostysit save, kad iš tos situacijos taip gerai išlaviravot. Gerai. Na, ir pabaigai
angelų skaičių. O, nu šitie norėjo nukristi, tai nukrito dar gerai. Taip. Daug skaičių. 0, 0, 0, 0. Beribės galimybės. Atsinaujinimas, relaksacija, nežinomybė, sėkmė ir pergalė. Viskas gali, primena šį kortą, kad viskas gali būti pasiekta. Jeigu galite apie tai svajoti, tai nėra jokios priežasties, kodėl negalite to padaryti realybę. Jeigu kažkas turi, tai reiškia, kad ir tai jums irgi yra prieinama. Išlikite ramus, kas jums lemta, tas nepraeis pro jūs. Truputį atsipalaiduokite. Na va. Taip, 0440 toliau. Vidinės nuojautos jausmas, intuicija, vertė, įžvalga, išaugas suvokimas, meilė. Sekite savo vidinę nuojautą, tai daugiau negu jausmas. Būkite realus su žmonėm, susitelkite ties prasmingais santykiais, prisiminkite, kad ir jūs turite atnešti vertę į santykius. Ir bendraukite su žmonėm su pagarba. Na va. Gerai, ir 5, 5, 5, 5. Aiškumas, didelė transformacija, dideli pokyčiai, galimybės, greitas procesas į priekį. Jūs nesate aplinkybių auka, jūs esate naudos gavėjas tų aplinkybių. Jeigu taip nebūtų, tai būtų labai gyvenimas bukas, toks pilkas. Jūs ruošiate save sėkmiai ilgalaikiai, tik tai reikia prisitaikyti prie šitų pokyčių. Viskas įsisprendžia į gerą. Jūs pasieksite, ką turite savo nusprendęs pasiekti ir viskas puikiai pasiseks. Na va. Labai geros žinutės, tikrai geri pokyčiai ir beribės galimybės jums atsiveria. Tiesiog truputį tokia savaitė gali būti, kaip ir sakiau, reikėti lyderystės savybių ir truputį nežinomybę pasiduoti, prisitaikyti prie žmonių, prie aplinkybių, bet viskas į gerą išsispręs, tikrai daug ir gerų ir šviesių kortų ir simbolių turėjom šią savaitę jums. Tai ta šviesa tikiu, kad ir apibendrins jūsų savaitę visą. Tai tokia šią savaitę žinutė, būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.